Labas visiems, Simis back su Farai Reloaded. Vienos savaitės pertraukėlė įvyko, nes dėl tų savo operacijų Gameono aš nespėjau vieno epizodo įrašyti, sakiau, padarom savaitės pertraukėlę, pagyju, pasitvarkau ir grįžtu. Šį kartą turėsim gerą anonsą, šiek tiek užmačiau, kažką bursim. Nežinau, ką bursim, pasižiūrėsim. Jeigu norite pamatyti papildomus epizodus, visada galite užsukti į mano Contribui arba Coffee. Linkas žinoma video aprašyme, ten va. Randate įvairiausių papildomų epizodų skirtų tik Contribui ir Coffee. Žinoma, šią savaitę, ketvirtadienį arba penktadienį, jau tikėkitės papildomo reakcijų epizodo jums. Ir žinoma, jeigu esate Contribui arba Coffee, trečiadieniu Farai Reloaded epizodus jūs rasite anksčiau. Šiandienos epizodo mūsų draugas yra jau ne kartą matytas romantika.lt. Pexi time. Taip, žinau, kad žiūri ir merginos, ir vaikinai, tai užsukit. Ir aš jums turiu gerą dalykėlį. Nuolaidos kodas svarbiausia 25 ir jūs gausite net 25% nuolaidos. Gerai, gerbimieji, lekiam tiesiai į reakciją. Pareigūnų ekipažas pastebi elektrinį paspirtuką riedantį kaimo keliuku. Transporto priemonė makaluojasi po visą kelią. Makaluojas. Jau gali būti, kad mes pusim promilių. Tikrinsim, nes jeigu makaluojasi, gerai, gal žvyrkelis, gal paspirtuko variklis, belenkiek geras yra ir jisai ten. Su delta. Vairuotojas galimai yra neblaivus. O kad važiuoja vidurkeliu. Nėra žvyrkelis, pasirodė žvyrkelis, tiesiog labai blogai sutvarkytis kelias. Tai savivaldybė jau į daržą akmuo kris, kad ir išsiaiškinsim, kur čia vyksta veiksmas. Saulė leidžiantis viduryje laukų rieda savo. Saulė patekėjo, mėnuo nusileido tyliai. Oi, čia jau šitas bus. Žiūrėk, kokiam saulėlį pareigūnai langus galėtumėt nusiplauti. Vyrukas be liemenės ir be šviesų, zigzagus paišo, vedamas nematomų jėgų. Stojam, vairuotojas prie dešinio krašto. Kaip jums jau, įsivaizduokit, kaip reikėtų jaustis, jūs dabar važiuojat ramiai. Kelias, žiūrėk, nėra mašinų, nieko, ramiai bėlė. Pip. Sustojame dešinį kelią karkraštį. Nušoko greitai, galvoju, kai. Labą dieną, ponas. Labą dieną. Kaip sekas? Kur važiuojam? Namo? Kur liemenė? Šviesas nedega, liemenės nėra labai jau. Pamiršau ryte. Matot, kad Pamiršau ryte. Vakaras, tai vis dieną važinėjau. jau prietema. Supratau, ryte pamiršau. Ryte pamiršau, kad jau vakaras dabar jau. Žinau. Pilietis eisme dalyvauja pažeisdamas visas taisyklės, kiek tik jų yra. Šalmo nėra, liemenės nėra, galimai truktelėjęs. Toli namai. O jis trubuliuoja, kai apsisukimus daro, iškart matos čia. Jau dabar galiu pradėti spėlioti savo mėgstamas promilės, bet dar palauksiu, dar parinksiu informacijos. Su alkoholiu, ar vartojas pats? Kartais vartoju, ne visada. Kartais pavartoja. Kartais ne visada, šiandien tas kartas. Metu kaip. Nevartojas? Ne, varau. Palaukit biškį dar, aš nesu. Jau ne kartą esu sakęs, tas yra guilty pleasure matyti, kai išgėręs žmogus sąžiningai bando pasakyti, kad nevartoju, juokauju. Alkotesтерį, pažiūrėk. Tai kad aš matau, kad kitaip yra jau. Kad tai kaip ir vartojas dabar jau. Čia reiškia. Tai kad sakėt, nevartojas, kaip čia? Biškį išgėriau. Kojelė ne toj Aš jums pusėje. padėsiu, gerai, kojelę, ištiesiu. Juk kad ieško toj kojelės. Biškį transportą. Kitoj pusėje, matėt, kojelės ieško. Umbra. Priemonę pastatyti. Žiūrėk, kaip sunkiai važiuojat į tą kalną. Nu dabar reiks papūsti alkotesterį 5 sekundės. Apžiūrėkit vamzelį, lėtai, bet ilgai, pučiam. Gerai, mums matau informacijos daug susirinkti neleido, iškart yra putimas, tikrai nebus Farai Reloaded rekordas, aš sakyčiau, stovi, šypsosi maloniai, nebus daug šitas, bet per dieną įsikelia tai ir iššovęs, varo ramiai ilsėtis, geranoriškas, 0, sakyčiau, 0,84. Pučiam, dar. Kas pareigūnui rankoj buvo? Buvo čiupts koks nors nusikaltėlis. Privati valda. Kur mes čia esam? Dar šaunuolis. Šypsosi. Netoli. Su Nu kaip netoli? Netoli, bet saugumas turi būti, suprantat. Tai suprantu, puikiai. Nu tai paskui kas bus? Nutiks nelaimė jums patiems.
Kitam paskui nelaimę sukelsit. Nu, viskas kiek? tada atsakys. 1,60. Aš negaliu spėlioti promilių. Ant pusės nepataikiau. Sakiau 0,84, 1,6. Ну, побусим, посидеться и войдет. Pabūsim, pasidėsim ir važiuosiu. Aišku, pareigūnai turi laikų pačilint, ką? Kur čia iki ryto reikės laukti tada? Palauk dar pusim antrą kartą. Alkotesteris parodo vidutinį girtumą. Blaivumo 15 minučių. patikrinimas bus kartojamas po 15 minučių. Jau tą žinom Gal faktą. promilės nukris iki lengvo girtumo laipsnio. Jei ragauta buvo tik alučio ir tai nedaug. Staiga paspirtukininkas susidomi pareigūno sveikata ir savijauta. Jis rankomis pradeda skenuoti policininko kūną. Не, tikrai, blogo nepadarysiu. Praleidžiu. Čia jaučiu yra užrašas policija. Ne, aš nekuriu. Tai lemelė. Ne. Nu, dabar žiūrėk. Žiūrėk. Visa tai panašu į kažkokį Čia jaučiu užrašas policija. ekstrasenso ritualą. Jau deda jisai. Plemba farai. Muzikėlę parinkę. Diagnostikai šarvuota liemenė lyg ir nemaišo. Visgi delnus reikia pašildyti, kad kanalai atsivertų. Ką pareigūnas turi galvoti? Čia dabar dėl ko čia kas buvo? Nieko. Dabar kažkas. Jis iš niekur taip iš oro pradėjo. Tu pats gali apsiraminti. Gerai, ramus. Tu pats gali apsiraminti. Pareigūnas sako, ramus. Įvykis nekasdienis. Pareigūnas leidžia tęsti Jūs stebėkit pareigūno veidą. Jis taip valdosi, nepradėjęs žvengti. Jūs pažiūrėkit. Šiaip pagarba pareigūnai taip atsilaikė. Aš būčiau jau myžęs. Aš viskas. Būčiau žvengęs ten. pasirodymą veikia. Žinot, kas būtų žiauriausia? Jisai taip rankelę prideda, žiūrėk, prie kamerikės, prie DJI kamerikės ir taip racija pist nusega kamerikė taip ramiai. Kiausiai iš smalsumo, o ir laikas iki antro blaivumo patikrinimo greičiau prabėgs. Gerai, breikas buvo. Visa tai panašu į kažkokį ekstrasenso ritualą. Čia dabar dėl ko čia kas buvo? Nieko. Dabar kažkas. Tu pats gali apsiraminti. Čia grįžom prie tos pradės. Tu pats gali apsiraminti. Tu irgi apsiramink, jeigu dabar žiūri. Tiesiog paspausk laiką. Ir viskas. Ir parašyk komentarą. Gal ką nors padovanosiu. Ramus. Įvykis nekasdienis. Pareigūnas leidžia tęsti pasirodymą veikiausiai iš smalsumo, o ir laikas iki antro blaivumo patikrinimo greičiau prabėgs. Nežinau, iki čia ten šiluma. Nu dabar pažiūrėk. Nu, čia rytų metų. Čia atein šiluma. O nuo jos mens į apačią jau ir šalta, žinok. Jau gali būti senai buvo. Čia rytietiška kažkas. Ekstrasensas Dar kartą, Trina. paspirtukininkas į policininko klausimus neatsako. Matyt bus išėjęs į kitą, paprastiems mirtingiesiams nepažįstamą pasaulį. Į kitą dimenciją. Jis jau po truputį pereinėja į 5M. Pareigūno pavardė Mažutis? Nieko sau. Net nelabai sakyčiau, ko jau toks ir Mažutis. 4-6 laisvas. Viskas pareigūnas jau žvengia, jau kai rankelis eina žemiau, operatorius filmuoja pareigūnas, galvoja, kas čia bus. Žiūrėk, viskas, jau pareigūną turim, lūžta. O pareigūnė irgi biškai, blema, nelaiko. Aš sakau, kaip pareigūnas taip ilgai laiko dėmesį, aš būčiau viskas. Jau. Kuo vyriškio rankos arčiau ginklo, tuo pareigūnui sunkiau. Ai. Maladėts pareigūnas, iš karto, čikšt. Nu mažo, ką tu žinosi, žinai?
nusiraminti. Ne, niekados aš Keista, neįsivaizduoju. kad šilumą jaučias pilietis nesuvokia, jog pats Bet pareigūnas, žiūrėkit, yra... Nice, well done. Well done. Ready pozicijai. vaikšto ant skardžio atbrailos. Ten papildžiau duomenimis, smurtautojų ir mamos ir paskiria nesuprantu. Aš nesuprantu, sak, niek nerod signalą, nėra, kaip tu stovi pareigūnas. Gal tu apsirengęs toks, ne. Jau, kad plėmelė. Žiūrėk. Taip pat dabar apsiramink. Nu gerai. Apsiramink, apsiramink. Viduj, apsiramink. Nu ramus. Sakyk, 1, 2, 3. Nuo kojų pereinama prie galvos. Aš negaliu. Aš įsivaizduokit, jisai dabar taip uždėjęs ant galvos veidą ir taip paim pareigūnui tą veidą taip. Aš čia tik įsivaizdavau, garantuoju taip nedarys, bet jeigu taip padarytų, aš jau matau pareigūno reakciją. Ai, bre. Ir pagaliau verdiktas. Paspirtukininko ekstrasenso Nu, vertinimu, verdiktas. šis šaunus pareigūnas yra sveikutėlis. Tu viskas sveikos. Kas galėjo pagalvoti? Kaip Wow. O dabar gal pareigūnė nori apčiupinėti? netikėta. Šaunu. Tai jūs dabar mane patikrinot čia, kaip čia dabar. Asmen, noriu pasakyti. Nu dabar kas čia buvo? Ateik. Nu, sakykit dabar kas čia buvo. Dar Labai vedasi. daug galvoju. Kaip? Labai daug galvoju. Labai daug galvojai, sako. Ok. Įsivaizduok dabar sakyt, o bet bus 150 eurų už šitą paslaugą. Labai daug galvoju? Apie ką? Permastai. Vis tik yra vienas bet. Policininkas kviečiamas į šalį, kad negirdėtų kolegė ir informuojamas, kad labai daug galvoja. Nežinia, kokią skalę naudojo matavimui ir tik ausin pašnibždėjo Jau sakys, esi įsimylėjęs savo kolegę. apie ką. Nu, supratau. Jei tai buvo Žvengia triukas pareigūnų. atitraukti pareigūnų dėmesį ir taip išvengti atsakomybės, nepavyko. Atėjo metas antrą kartą tikrintis blaivumą. Ai, Praėjau. aš manau, bus biški nukritusios promilės, bus atsipalaidavęs. Tikrai gal neišgėrė. Bent nukritimą promilių norėčiau atspėti. 1,6 buvo. Nu 1,5. 18 minučių, reikės dabar antrą kartą prasipūsti. Nu, tokia tvarka, suprantu. Jeigu reik, tai reik. Pučiam, dar. Sakau, 1,5. Dar. Ai, norėčiau bent šitą atspėti. Nu, čiut nukrito. 1,5,6. Ah! Vis dar vidutinis girtumas. Kitas išbandymas - koordinacijos testas. Opa, bus ėjimai. Toks testas yra. Stokit čia vietą, stovėkit. Rankas nuleiskit, užsimerkit. Užsimerkit, su viena ranka paleiskit nosies galiuką ir su kita ranka. Su raudomu. Lengva šitas. Į akį. Kuris pirštas? Šitas yra gudras. Lengva. Blemba. Šitas geras. Jisai snyki pyki. Aš manau, kad jis žino, ką jis daro. Na, supratau, kad jūs artumas. Kita ranka. Kai pirštų visi 5, kas ten besus... gaudys, kuris iš jų yra rodomasis, o kuris ne. Dabar koja už kojas link manęs, ateikit. Link manęs, žiūrėkite, mane ir eikit link manęs. Blemba. Koja už kojas, taip, pėda už pėdas. Op. Pėda už Jau pėdas, iškart link manęs, eikit, tiesiai linija. Taip, nuėjo. Oi, jisai žingsniais, net neda pėdų. Už kojos eiti irgi sekasi žymiai prasčiau. Tas, kur žinai, kur ir tas dėdė kaime, sak, davai praeik, nes turbuliuodams. Vis praein biškin. Na, žinai, kur čia. Taip ir norėjau pasilenkti į tą pusę. Diagnostika - auros ar karmos valymas. Pūtėt 2 kartus į alkotesterį. Su nustatytom promilėm sutinkat? Na, sutinkim, ką jau ginčys. Man reikia nufotografuoti, kad tikrai O, jau cigariuks yra rankoj. važiavot ne automobiliu, o... Žiūrėk, kokią pozą.
Va, Ne tą pirštą iškėlį reikėjo. Savo šaunuolis. pirštą kelti. Dabar pasirašykit kolegiai, gerai? Kad padarėt Nu, pažeidimą čia. Jeigu pasakysi, kur tavo taškas galutinis, tai pavešiu, žinau, kad būtų saugiau visiems, man atrodo. Yra pas mane galia vietas. Kad temstant nereikėtų kulniuoti O. be atšvaitinės Ė. liemenės. o čia šiaip jisai nieko nesipriešino, labai adekvatus pilietis, nu išgėręs. Pagavo. Prieš įstatymą. Ir pareigūnai, žiūrėkit, nepuola laužti rankų, nepuola guldyti, kaip esame matę epizoduose. Didelis respektas. Ir va sako, jeigu pasakysi, kur galutinis taškas, tai jau neatims ir paspirtuko. Ir paveš. Šaunoliai. Vertinu. Piliečių pasiūloma socialinė pagalba. Malodės. Pavėžėti iki namų. Patruliuojant, pastebėjom stipriai manevruojantį paspirtukininką, sustabdėm patikrinimui. Pamanevravai iš Vėliau gerai. paaiškėjo, paspirtukininkas neblaivus, Ir dar šamanas. tai surašėm protokolą paspirtukininkui. Nieko pareigūns nesakys apie tą. Kolegė rašė protokolą, pasirodo pilietis iš rytų kilęs, žiūrėjo mano Kūną kūno, galima sakyti, nuskanavo. nuskanavo. Nesergu. Jausi dar kai ką pakūždėjo, bet Ką? tada Ką pasakė? Negaliu, sako, negaliu sakyti. atskleisti, ką pasakė. Negaliu atskleisti, ką pasakė. Protokolai surašęs įteikėm, bet paskui palėdėjom namo. Kadangi jau tamsu jau, kad nebūtų kokia nelaimė, tai parvežėm į namus. Eik, tu šitas. Nežinau, kiek pareigūnai duosis mums roleplay'e daryti, bet aš galiu, manau, visai kur nors įsivaryti ir kokį nors bairių padaryti, kaip roleplay'inam tą šamaną. Nieko nelaukiame, šokame į 1x serverį ir kuriame atitinkamą personažą. Nu ką, registruojam personažą, aš neužfiksavau nei jo vardo, nei ko, bet vos prisijungiau į serverį. Parašykit komentaruose, ar, jeigu, palauk, rytoj jo išleidžiu epizodą, tai manau viskas ok. Ar susidūrėt vakar su 500 errorų internete jungiantis į serverius, ChatGPT daugiausiai ten mačiau nukentėjo. Cloudflares lūžo, restartus, fixus darė, man pusę dienos niekas neveikia, net į servą įrašyti, net negalėjau pasijungti, dėl to vėliau ir contribui viską keliu. Ai, net nežinau, ar dariau vakar streamą ar ne. Norėjau daryti, jei dariau, reiškia viskas susitvarkė. Vardas. Jis galėtų, aišku, iš kitame ekrane pasijungęs. Vardas bus nuo paspirtuko. Paspirtas burtas. Senas jisai atrodo irgi. Bus kokių 2-3 gruodžio 11. Nu, veidus reikia rinktis kažkokį mums stambesnį. Yra toks stambesnio veido. Mums plaukai kaip ir nesvarbus. Ai, galvojat, kodėl paveikslas kreivas? Nes modemą restartavau per visus šitos bairius. Einu sutvarkyti. O, bus geriau. Jo, paveikslas nusikreivinės, šviesos buvo nukritusios. Tiksliau, nuimtų, mano modemas ten kampė yra. Gerai, plaukai. Čia kažkokie šviesesni pas jį yra, bet ne, reikia kažkokio trumpumo minimaliai. Ai, gal gali būti jo tokie plaukai. Panašus yra. Gali tokie plaukai, bet mes vis tiek dėsim baltą kepurę. Gerai, einam prie drabužių. O, koks kūnas. Nepanašu, kad jo toks kūnas yra. Bet drabužius dėsim, tai nesimatys tas kūnas. Viršutiniai apačioje mėlyna maikė. Nors ir džemperis gali būti. Kokia Va, šitas ne. Jo, ne. Toks galėtų būti, jeigu tamsiai mėlynas būtų. Laudina man. Adidas. Belembački, šitas galėtų būti tik maikė papačia. Nieko nerandu panašaus, kad šitai būtų balta. Lauk, kepurioka dar greitai. Kelnes tai mėlyni džinsai. Šviesiai mėlyni džinsai. Nelaudina. Man internetas nelaudina. Čia yra problema. Vis dar tas pats mano. Reiškia, servai dar nėra atsigavę. Pasaulinis yra tiekimas. Nesvarbu, kad tu esi serverį prisijungęs ir batų nebelaudina. Kur dabar drabužiai dingo? Blemba čia. Ne juokas. Tas buvo rankos. Tos buvo, žiūrėk, atsigavo. Mėlyni džinsai kažkur turi būti pradžioj. Va, tokie šviesus mėlyni džinsiukai. Batai tamsiai juodi. Rudi tiksliau. O, žiūrėk, labai panašus. Ir mums tiesiog baltą kepurę reikia dabar. Kepurė. Su baltu užrašu. Plaukus reikia nuimti. Tu lenktas. O, davai tokia balta. Taip, nėra baltų. Balta man reikia. Nagi, balta. Blema, čia su tokiais užrašais. Šitą galėtų būti.
kad mėlyna. O, balčiausia šitas vidury užrašas kažkoks šitą. Gerai, tiks. Lemba tik tiek, kad džemperis dar yra užtrauktas. Manau, čia arčiausiai, kas gali būti čia neužtrauktas, toks melsvas, kažkoks panašus džemperis biški. Arčiausiai, ką galime. Nu, savo standartiniai vieteliai. Palyginimui. Panašumo. Nu yra, čia šiaip nesudėtinga šitą personažą buvo sukurti. Dabar varom pažiūrėti, kaip mums jį pavyks įgyvendinti. Vienas smagesnių dalykėlių, gerbėmieji, yra, aš nesitikėjau, kad tiek žmonių man rašys asmeninės žinutės, komentarus, klausdami, koks čia žaidimas, koks čia GTA modas ir taip toliau. Tai gal atsakysiu vieną kartą, nors ir stebina, tai yra GTA 5 žaidimas, bet mes žaidžiame per 5M modą. Šiuo metu žaidžiame OneX serveryje, tai jeigu jūs nuspręsite prisijungti prie OneX serverio, ateikit per jų Discordą. Ir OneX'as yra man suteikęs vieną naują dalykėlį, naujai ateinantiems žmonėms, kurie nori pažaisti roleplayų, suprasti, kaip jis veikia, duoda smagų būstą. Jums viską tai reikia padaryti, paspausti žaidime F5, atsidarius jūsų modo lentelėje, greičiausiai jums iššoks pop-upas, kad įveskite pakvietimo kodą, kas jūs pakvietė. Tai parašykite žodį svarbiausia, taip kaip mano kanalo pavadinime, su gramatiniam klaidom, ir jūs gausite bonusiuką, dėžę, kai pražaisite 6 valandas serveryje. Šis kodas galioja tik absoliučiai naujiems žmonėms arba tiems, kurie serveryje nėra praleidę ilgiau nei 2 valandas. O dabar lėkiam. Kaip žvaliai bėga greitai. Bet mes bėgam pasimti transporto priemonės. Paklausiau OneX'o serveryje, gal netyčia turi elektroninį paspirtuką. Sako, ne, sako, gal kažkokį motociklą elektroninį turi. Ir sako, turim kažkokį. Tai bandysim kuo tiksliau būti. Žiūrėk, tokį davė. Kaip jie čia pavadinas? Saironai, ne? Nu, kas žaidžiat GTA roleplay OneX serveryje, manau, suorganizuosiu vieną dovanų jums tokį. Tai parašykit normaliai, kodėl turėtumėt gauti būtent jūs dovanų šitokį elektrinį motocikliuką. O su jo jaučiu nuo policijos, kaip sakot, išeis pabėgti. O, tai čia žiūrėkit. Jeigu toks pabėgimus. Ir viskas. Bye bye, Mr. Police Officer. Bet mes šiandien pasiryžę esame nebėgti nuo policijos, o galbūt susirasti kokį nors provincijos keliuką, nes mums reikia, kad jis būtų Žie pareigūnai. Aš pravažiuosiu, atrodysiu, kad esu išgeręs. Lauksiu, kol tas išbėgs ir pradėsiu važiuoti. Reaguokit. Prašau, ne. Oi! Niošia. Oi. Nukritau. Oi. Oi. Sveiki. Sveiki. Nu. Žiūrėkit, kur jūsų numeriai visų pirma noriu paklausti automobilių. Aš pamiršau. Ko pamiršai? Pamiršau iš ryto limenę. Ir pamiršau nuo ryto numerius. Juk jums šitas transporto priemonė priklauso. Ai, aš važiavau namo. Aš neklausiau, kur važiavot. Aš klausiau, ar jums priklauso šita transporto priemonė. Taip. Ar tikrai? Tikrai, taip. Ponas, jūs kažkaip labai vinguriavot kelyje ant šaligatvio, važiuojat ant žolės. Aš negeriu. Viskas gerai? Aš negeriu. Su sveikata? Aš negeriu. O su sveikata jums viskas gerai? Jo, aš va ten, namo man. Kas? Netoli reikėjo. Aš išgėręs nesu. Nesu išgėręs. Ar jūs man meluojat, ponas? Retkarčiais, išgeriu. Ne, aš neklausiu, kada jūs išgeriat, aš klausiu, ar jūs man meluojat. Ai, ne. Žinot, kokios pasiekmes gali būti, jeigu meluojat policijos pareigūnai?
Ar nežinot? Ne. Sklistų alko kvapas parašiau. Bet jis vienas, jis neturi pareigūnės. Kaip būtų žiauriai buvo, jeigu su pareigūnė? Žinau, kažkokį kvapą užjaučiu. Kok? Na, aš žinau. Palauk. Laukiu. Nejudėk. Aš tyliu. Palauk. Palauk. Laukiu, įdėmi. Palauk. Jūs, ponas, labai sunkiai pastovit, gal Ne, jūs aš palauk. Nejaučiu. Šilumos nejaučiu. Atsisėskite. Aš šilumos nejaučiu. Palauk. Tu apsiramink. Bišk dabar. Aš ramus. Ne. Tu pats gali apsiraminti. Na gerai, ramus. Jums viskas gerai? Aha, aš nejaučiu. Nejudėk. Aha. O galėčiau paklausti, ką jūs čia darot? Tikrinu dabar. Aha. Ką tikrinat? Žiūrėk, ateik biškį šalį. Nu, Su tavim viskas gerai. aš žinau, kad aš nieko nesergu. Jo, su tavim viskas gerai. Per daug galvoji. Apie panelę? Ne, Apie ką? duok jausi pasakysiu. Pašnipždėkit, jo, pašnipždėkit. Jis, man atrodo, suprato, kas vyksta. Tau patinka kolegos vyrai. Kur jūs žinot? Iš kur jūs žinot? Bet su tavim vis tvarkoju. Iš kur jūs žinot, ponas? Aš rytų meną sustikrinęs. Indijoje aš ten buvau, žinok, šilumą jaučiu nuo kūno viršų, kai padariau. Pratau, kaip jūs tai padarėte. Va, o čia kai pasilenki žemiau, prie kojų, o čia šalta. Jo, va taip. Aš sakau. Žinokit, Bet šiaip su tavim niekam viskas gerai. Žiūrėkit, aš jūs paleidžiu, bet jūs niekam apie tai nesakykit. Niekam. Prižadat? Biliam, jis nori paleisti, mes dar alko nepadarėm. Alko. Ar prižadat, ponas? Aš tai ir taip niekam nesakysiu. Ar man reikia pažado jūs? Aš aiškiai matau, kad jūs esate išgeras, bet prašau, niekam nesakykit. Aš nesakysiu niekam. Prižadat? Rytų meno, tik tais lieka pas mane. Viskas. Prižadat, kad niekam nesakysit. Prižadu. Gerą kelią. Jisai. Tai aš galiu girtis vairuoti. Būtų gerai, kad jūs pastatytumėt šitą čia, kažkur paliktumėt ir nevažiuotumėt dėl jūsų saugumo ir kitų, bet prašau, aš nenoriu jums rašyti baudų, nes Palauk, jūs dar, galit paskust. dar, gerai, aš dar palauk, pasakysiu. Dar parodysiu. Žiūrėk. Ne, nu kodėl taip? Kodėl taip? Aš paliečiau nosį su pirštu savo. Parodau, kad aš nosį paliečiau su pirštu savo. Žiūrėk, Ai. paliesiu nosį su pirštu savo. O, matai, negirtis. Paliečiu. Tiksliai. Bet manau, jūs meluojat, kad negirtas, bet nu man reikia labai, kad jūs išlaikytumėte tą konfidencialią informaciją apie mane. Nu, žinot, apie ką aš. Aš nenoriu, kad niekas sužinotų. Gerai, gerai. Žiūrėk, aš dar vieną jausį tau pasakysiu. Ir man patinka vyrai. Supratau, ponas, supratau. Gerai, sėkmės. Bliamba, kokia trumpa ir greita situacija. Pirmą kartą į servą prisijungiau ir netyčia pravažiavo policija. Man net nereikėjo fake iškvietimo daryti, aš ieškojau, kur nuvažiuoti. Policijos mašina pravažiavo pro šalį. Parašiau, kad atrodytų girtas. Sureagavo, kokybiškai RP padarė. Man atrodo, jis vidury suprato, jis bus matęs epizodą. Čia yra iš naujausio Faro epizodo. Interpas padarytas. Šautautas pareigūnai, aišku, jis nedavė mum prasipūsti, nes jis turbūt nesitikėjo to scenarijos pakeitimo, kad aš pasakysiu jam į jausį, kad jam ne jo kolegė patinka, o vyrai kiti patinka. Jisai paėmė tai, kad roleplayinam taip, iš kur aš sužinau. Situacija nuėjo visai į kitą pusę, bet dalį siužeto, manau, mes tikrai atkartojame ir gavosi tikrai labai gerai. Kaip ir visada, gerbimieji, Contribui ir Coffee papildomi epizodai ir šią savaitę išeina. Tiksliau, ne šią savaitę. Žinot ką? Šį vakarą. Kai jūs dabar žiūrit šitą epizodą iškart po epizodo pabaigos ir jeigu prisijungsit Contribui, jau rasit ir būtent šitą naujausią reakcijos epizodą. Dabar didelis ačiū visiems, paspaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau kitą trečiadienį arba per laivus.